Ako mes turim numarinti tai, kas sena. Ir nusirengti tai, kas netinkama. Nes marinimas baisiai atrodo. Bet čia iš principo Paulius sako, nemaitink ištvirkavimo savy, netyrumo, aistringumo, pikto pageidimo, godumo, kas yra stabmeldystė. Apaštalas mus dėsto, Dievo žodis mums kalba, kad šitie dalykai, net kai mes tikim, net kai mes atgimę, net kai mes tampam Dievo vaikais, net kai mes mylim Kristų visą širdim, yra mumyse, kaip nariai. Ir jie pasireiškia mumyse, išdygsta iš mūsų. Ir Paulius sako, ką daryti, kai tu apčiuopi savį ištvirkelį. Ką daryti, kai tu matai aistringumą savį, kai tu geidi pikto. Ką daryti, kai tu esi godus? Numarintai. Neduok tam maisto. Jeigu kažką lieji, trieši, tai auga. Jeigu kažkam skiri dėmesio, leidi savo taip elgtis, leidi savo taip mąstyti, leidi savo taip pasvajot, leidi savo apie tai galvot. Tai auga tavy. Bet kai tu sakai, ne, aš esu pašauktas aukštybėms. Šitie dalykai nederama. Aš nukreipiu savo mintį nuo šitų dalykų. Jie pradeda mirti, jie pradeda slopti, mes turime nužudyti tam tikrą prasme, sakykime.